Iš Turkijos iki Lietuvos su mašina važiuojam. Prasidėjo pavasaris, o aš jau buvau kelionį. Taip. Esam Turkijoje, atvažiavom pasiimti žmogų, kad grįžti į Lietuvą, va, turim lietuvišką mašiną. Ir dabar lygiai iš Stambulo važiuosim iki Vilniaus. Jo. Tai gerai, atskridom, išėjom iš oro uosto. Pasirodo, jos dar reikėjo laukti pusvalandį ir atgal į oro uostą mus neįleidžia. Vakaras, žiauriai daug turkų, o mes dvi panos. Stovi kažkoks bičas su šautuvu. Mums pasidarė ramu, kad jis yra. Jeigu mus pagrobs, jis sušaudys. Taigi mus jau pasiėmė ir išvarėm į miestą. Pasirodo, mes atvarėm, kai pas juos yra jų ramadanas. Viskas šiaip labai gražiai atrodo, visa jų mečetė, viskas gražu, bet naktis mes miegam ir 6 ryto. Maždaug buvo viskas taip. Kitą dieną dar norėjom pabūti Stambule. Visų pirma, ėjom valgyti jų keptus kaštonus. Buvo šiaip keistas skonis, bet valgyčiau. Čia mes matom labai daug pleistų gatvių. Jau išvažiuojant iš Stambulo, mus dar pasitiko žmogus su rožėm, bet aišku, rožių jis mums nedavė. Ir čia aš sėdžiu ir dar nesuvokiu, kad iš Turkijos išvažiuot bus problemėlė. Taigi atvarėm jau prie turkiškos sienos su Bulgarija ir vėl jų dainuškos. Ir va čia mes suvokiam, kad galim strigt pasienį.